Sveiki atvykę į Libra Lures kanalą. Šiandienos laidoje norėčiau pasakyti keletą žodžių apie vertikaliąją žvejybos metodiką. Taigi, jei kas nors tik pradeda pažinti su šia technika, šis epizodas kaip tik jam. Šiandienos laidoje parodysime savo naujienas. Tai Godo 7,5 colio 186 mm. Blitlock Tail 8,2 colio 210 mm. Frog People Tail 8,2 colio 210 mm ir Dead Fish 6,7 colio 167 mm. Vertikalus metodas, kaip pats pavadinimas sako, yra metodas skirtas vertikaliam žvejybai, tai yra tik ir išimtinai naudojant valtį arba kitą plaukiojančią priemonę, tokią kaip pontonai ar baidarės. Taip pat naudojant vadinamąjį livetą. Žinoma, galima naudotis ir įprastomis echolotais, kur nėra livet tipo keitiklių ir taip pat sėkmingai žvejoti šiuo metodu. Galbūt papasakosiu jums kelis žodžius apie įrangą, kurią naudojame vertikaliam metodui. Aš asmeniškai naudoju meškeres nuo 125 iki 180 cm ilgio, kurių užmetimo svoris yra mažiausiai 35 gramai, o maksimalaus svorio neturime. Naudoju 30 svarų meškerę, jos būna įvairiai aprašytos. Tai yra skirtingi svoriai, kitaip perskaičiuojami, todėl sunku tiksliai pasakyti apie užmetimo svorį. Galvutės, kurias naudoju švelniam vertikaliam žvejybos metodui, yra net iki 28 gramų, tai gana lengvos, tačiau kartu naudoju labai plonas valas. Taip pat nuo 28 gramų iki 150, net iki 200 gramų. Kai žvejoju labai greitoje dreifoje arba artėju prie žuvų ir ieškau žuvų dideliu greičiu, plaukdamas su priekinio variklio pagalba, greitis siekia net 2,5 ar 3 km per valandą. Tai yra tik veiksmas ir reakcija. Tai reiškia, kad mes numetame tokią masalą su dideliu svoriu tiesiai ant galvos, žinoma, perkeltine prasme, ant sterkio ar lydekos galvos ir turime tik akimirką sureaguoti. Toks metodas taip pat dažnai pasiteisina. Tada tam naudoju stiprias 30 svarų meškeres. Ir čia norėčiau jums dar pasakyti keletą žodžių apie multiplikatorių. Aš asmeniškai naudoju Shimano Calcutta Conquest ir Shimano Antares multiplikatorius. Kažkas gali pagalvoti, kad tai per silpni multiplikatoriai. Mano nuomonė, tai visiškai pakankami multiplikatoriai, nes vertikaliuoju metodu multiplikatoriai iš esmės mums tarnauja tik kaip valo saugykla, todėl nereikia investuoti į labai brangią įrangą. Galime nusipirkti ir patį pigiausią multiplikatorių. Žinoma, vertikaliai galima žvejoti ir spiningus. Daug mano pažįstamų taip žvejoja ir daro tai sėkmingai, todėl čia viskas labai individualu. Grįžtant prie meškerių. Svarbiausia yra pasirinkti tokią meškerę, kad atstumas tarp viršūnėlės ir keitiklio būtų tinkamas, kad masalą matytume labai tiksliai ir nereikėtų jo ieškoti keitiklyje. Todėl, kaip jau minėjau anksčiau, kai sėdžiu labai arti keitiklio, naudoju meškeres, kurių ilgis yra 100–125 cm. Kažkas gali pagalvoti, kad tai absurdiška, tačiau man atrodo, kad tokiu būdu žvejoju efektyviau. O kai svečiuojuosi pas draugus valtyje, dažniausiai žvejoju meškerę, kurios ilgis yra 180 cm ir užmetimo svoris iki 50 gramų. Tai toks universalus komplektas, su kuriuo žinau, kad tiesiog susitvarkysiu. Dabar parodysiu jums švelnesnį komplektą. Čia turiu meškerę iki 1/4 uncijos, tai yra iki 35 gramų su Shimano Antares multiplikatoriumi. Tai yra 201 dydis su labai plonu valu, kur naudoju šią meškerę dėl jos galios, tai yra mažesnės galios nei ankstesnė, subtiliam ir atsargiam žvejybai, kai kreipiu dėmesį į masalo detalės, pavyzdžiui, smulkias kojelės ar elementus, kurie juda net ir menkiausių meškerės viršūnėlės judesiu. Taip. Čia turime šiek tiek jautresnę viršūnėlę, todėl galime daug efektyviau žaisti su tuo masalu.
Na, o čia, kaip matote, turime wolframinį galvakablį, sveriantį 28 gramus, fluorokarboną 0,40, fluorokarboną 0,40 ir trišakį kabliuką pritvirtintą prie pintos virvės, kurios storis 0,50 sujungtas specialiu smeigtuku, kurį tuojau jums parodysiu prie mūsų varlės nugaros. Dabar parodysiu jums šiek tiek aksesuarų. Kalbant apie valų skersmenis, kuriuos naudoju, tai žinoma yra 5 valai. Naudoju skersmenis nuo 0,010, kartais net 0,08, jei žvejoju tikrai labai subtiliai, kai žuvys visiškai nereaguoja, kloninu sistemą ir daugiausia susitelkiu į labai rafinuotą ir švelnų masalo pateikimą. Tačiau toks universalus valas yra maždaug 0,14–0,16 skersmens, net jei gaudome didelės žuvis viduryje vandens. Taigi čia valų skersmenį palieku jūsų pasirinkimui. Gale pririšame vadinamąjį fluorokarboną. Naudoju nuo 0,40 iki net 0,80 skersmens, taigi kuo plonesnis įrankis, tuo tiesiog fluorokarbono storį pritaikau prie valo storio ir prie sąlygų, kuriomis žvejojame, tai yra, jei žvejojame labai tankiai apaugusiuose akmenimis, medžiais, krūmais nusėtose krantuose. Tai sakau, reikia naudoti šiek tiek storesnius įrankius, bet kai žvejoju atvirame vandenyje, naudoju net iki 0,40, kad tiesiog ant to fluorokarbono, kai žuvis dreifuoja ar artėja, vanduo nesudarytų pasipriešinimo, dėl kurio masalas nutoltų nuo keitiklio, pasitrauktų, o taip pat skleistų garsus, bet apie tai gal nekalbėsiu, nes vandens spaudimas ant valo sukelia tokius virpesius, kad apie tai gal pakalbėsiu kitą kartą. Mikado, Ovner, Quantum firmų trišakiai kabliukai yra standartiniai, tokie, kokius rodžiau su pinais, tai yra klasikiniai, paprasti 3 ašmenys arba trišakiai, kurie tvirtinami kartu su pinais, tai reiškia, kad turime 3 kotelius, išdėstytus kitaip ir pinus, kuriuos įsmeigiame į masalą. Sujungimo žiedeliai – būtinas elementas norint sukurti sistemėlę. Lyg galvutė ir rinkinys smulkių aksesuarų. Netrukus priartinsiu ir parodysiu, kokius aksesuarus turiu su savimi valtyje, kad galėčiau surinkti tokį klasikinį pagrindinį rinkinį. Parodysiu tik vieną masalo apginklavimo būdą. Kitose mūsų laidų dalyse pamatysite, kaip apginkluojame atskirus masalus, apie kuriuos jau anksčiau jums pasakojau, taigi kiekvienas masalas turi atskirą vaizdo įrašą. Kviečiu jūs į mūsų kanalą. Dabar parodysime jums pagrindinę armatūrą ir medžiagas, kurias naudojame. Parodysime patį paprasčiausią apginklavimą, tai paprasta apvali švininė galvutė kartu su įsukamu laikikliu. 2 sujungimo žiedeliai. Čia turime mažesnius ir didesnius, taip pat viengubą suktuką. Trišakis su kaiščiais 2 nulių dydžio. Ir mūsų flagmanas iš Vertical Godo serijos. Pirmas žingsnis – įsmeigiame kaištį nuo mūsų galvutės ir labai atsargiai, lėtai įsukame mūsų galvutę. Žinoma, stengiamės tai daryti tiesiai, kad viskas gražiai derėtų ir laikytųsi. Tada paimame sujungimo žiedelį, reples arba specialų įrankį žiedeliams atidaryti. Aš, žinoma, naudoju standartinės klasikinės reples. Paimame suktuką, įsegame žiedelį į suktuką. Tada jau turime atidarytą žiedelį, todėl įsegame į jį trišakį kabliuką. Paimame dar vieną suktuką,
Dar vieną sujungimo žiedelį ir atsargiai įsegame tą suktuką iš kitos pusės. Tada, turėdami taip surinktą sistemėlę, prisegame ją priklausomai nuo to, kaip norime uždėti savo masalą, ar iš apačios, ar iš viršaus į galvutės akutę. Ir pasukame. Tada nustatome tinkamoje padėtyje, lygiai su mūsų masalu, ir įsmeigiame po truputį. Štai taip užginkluotas masalas, kur visi kabliukai yra prieinami ir atviri, čia į veikiantys. Svarbu įsitikinti, kad masalas tikrai yra teisingoje vietoje, o visi kabliukai nėra paslėpti, bet aiškiai matomi ir lengvai pasiekiami. Tokiu būdu užtikriname, kad masalas veiks efektyviai ir pritrauks žuvį, nes visi kabliukai bus paruošti veikti tinkamu momentu. Dėl to turime didesnę tikimybę sėkmingai pataikyti į kabliuką. Taip pat. Ačiū, kad žiūrėjote šią laidą. Tikiuosi, kad šį sezoną pavyks jums parodyti keletą veiksmų nuo vandens. Kaip tai daryti? Kaip naudotis kranais? Ar rasime tam laiko? O dabar būkite budrus, nes turime jums daug ką parodyti.